Labas vakaras, lietuviško futbolo gerbėjai, LRT Plus eteryje Top Sporto lyga ir jau 24 turo rungtynės. Gintaras Staniulis ir teko šiek tiek buvo užėjęs po to pas mus, pasikalbėjau, tai jis sakė, kad piknikas įvyko, o čia pirmas smūgis į vartų plotą ir... Šiaip buvo prognozuojamas labai svarbus vaidmuo Marijampolės Sūduvos komandoje šiam žaidėjui. Čia tolimas smūgis! Ir pirma... Dar kartelį Lawsonas ir dar kartelį nepavyksta nutupdyti kamuolio vartų tinkle. Ojojoj, nes vėjas tikrai keičia tą skriejimo kryptį. Dabar buvo Liutavičiaus klaida ir gelbėja komandą Sigitas Olberkis. Pavojinga buvo. Dabar perdavimas čia. Dabkus kamuolį išmušė, Fiodorovui vėl atšoka kamuolys, dar vienas perdavimas, vėl pavojus ir čia prašo. Na, gerai, buvo pakeista vėl atakos kryptis. O dabar Šiauliai neblogai vysto ataką, bet ar jį baigsis smūgiu? Baigėsi ir tas smūgis toksai... Taip protingai, nešoka į dvikovą bet kur, bet ją šoka gana protingai ir nemažai prisidėjo prie to, kad čia Sūduva turėtų galimybės, o čia kaip Henris su Zočiukvu. Na, pažiūrėsime, Rolandas Baravykas šį kartą kelia prie pirmo viršto ir štai, na, toks atšokimas tikrai neplanuotas ir Šiauliai įgyja dar vieną šansą. Geras perdavimas. Atmestas kamuolys, Kuklio bandymas smūgiuoti ir štai. Gyva to dalyko iliustracija. Lawsonas, geras perdavimas, Maksimovičius, smūgis ir toks pjautas smūgis. Klaidina varžovą, Zočiukvu toliau lieka su kamuoliu, gerai pakeista atakos kryptis, na ir dabar paskutinės vilties ataka, galima taip ją pavadinti. Čia toks perdavimas ir tai yra viskas. 0-0. Komandos dar kartelį šiame sezone išsiskiria lygiosiomis.